Sveiki, mėly klausytojai, su jumis tinklalaidė Filosofinė terapija. Čia su aš, Justinas Grigas. Ir aš, Algis Fedejevas. Prasideda ketvirtasis šios tinklalaidės epizodas. Šiandienos laidos pavadinimas yra Savojo kelio beieškant. Kalbėsimės apie tai, kas šiuo metu iš tikrųjų yra labai dažna ir daugelio aktuali tema, tai yra bandymas atrasti save, bandymas rasti kryptį, kurią aš einu, bandymas suvokti, kas man yra svarbiausia, susigaudyti tarp daugybės įvairių galimybių. Iš tikrųjų, mes gyvename turbūt tokiame laikmetyje, kuriame yra daugybė pačių įvairiausių gyvenimo formų, kelių, didžiulis spektras pasirinkimų, kuriuos mes galime daryti. Tas atneša sumaišties ir iš tikrųjų daug žmonių kelia tą klausimą vienaip ar kitaip, formuluodami jį, kas yra manasis kelias. Tai apie tai šiandien su Algiu ir kalbėsimės, bandysime taip žvelgti iš filosofinių perspektyvų. Justinai, sakyk tokį dalyką, į tave kreipiasi dažnai žmonės, tu ir psichoterapeutas, ir filosofinis konsultantas. Ar šita tema apskritai pasitaiko? Toks retorinis klausimas. Jo, tai nekalbėtume turbūt, jeigu nepasitaikytų. Tai tikrai pasitaiko. Tikrai galbūt ne kiekvienas žmogus ateina su būtent tokia užklausa, bet yra pakankamai žmonių, kurie būtent su tokia užklausa ateina. Jaunų žmonių tarpe, sakykime, tas yra tikrai aktualu. Aš turiu omenyje jaunus žmonės, tuos, kurie baiginėja arba mokyklą, arba universitetą. Čia būtų vienas turbūt amžiaus tarpsnis, kai tas klausimas iškyla. Tiek tas klausimas, kur studijuoti, nes tai tarsi jau brėžia kažkokią ateities perspektyvą, tačiau lygiai taip pat ir po studijų, kur dirbti, ir apskritai platesnė prasme, kur ir kaip gyventi, tie klausimai, jie vienu ar kitu momentu pradeda ryškėti ir iš tikrųjų gali tapti tokie ryškus, kad kelia pakankamai nemažai nerimo ar diskomforto, tokio pasimetimo žmonėse, ir natūraliai tada ieškoma šiek tiek pagalbos susiorientuoti. Man irgi atrodo, kad čia yra tokia chrestomatinė tema, su kuo žmonės, man atrodo, filosofinė terapija, filosofinį konsultavimą dažniausiai ir sieja. Kad atrodo, kad būtent čia filosofija ir gali padėti. Ir kaip tu minėjai, jaunų žmonių čia yra dažniausiai su jais siejama šitas klausimas, bet jokių būdų ne tik su jais, nes bet kuriame amžiuje klausimas gali vėl iškilti iš naujo. Sakyčiau, ta vadinamoji vidurinio amžiaus krizė yra tikrai su tuo susijusi, su to, kai žmogus turi jau tam tikrą stabilumą, ėjo tam tikrų kelių, bet tada galbūt vieną dieną atsikėlęs suprato, kad viskas buvo ne taip ir reikia radikaliai kažką keisti. O gali būti ir gerokai vyresniam amžiui, gali ir prieš mirtį šitie klausimai iš naujo iškilti ir žmogus gali pagalvoti, kad gal visas gyvenimas nuėjo perniek, nes dariau absoliučiai ne tą, kas man pritinka, kur aš save įsivaizduočiau. Žodžiu, klausimas aktualus bet kada turbūt. Aš sutikčiau. Kaip tau atrodo, kas turi atsitikti, kad net vyresniam amžiui žmogus suabejotų, tai, ką jis daro ar darė, yra prasminga? Kaip iki to ateinama tavo akimis? Turbūt ateinama šios dienos epizode mes turbūt tą išgvildensime, kaip ateinama, bet aš įsivaizduoju, kad ateinama ilgą laiką nekeliant šito klausimo, kur yra mano kelias, ir galbūt nusisukinėjant nuo to klausimo ir galbūt nuo tokių užuominų, kurias pats gyvenimas pateikė, kur yra tas mano kelias, ir neėjimas juo, atsisakymas juo eiti, arba vengimas šito klausimo, ir galiausiai pramuša šita visa situacija ir toks savęs netgi vengimas. Jo, kažkoks, aš galiu įsivaizduoti, ką turiu omeny, kad subręsta nuojauta, kad galbūt ne aš pats rinkausi
tai, ką dariau likščiol, ar ne? Ar tai buvo mano pasirinkimai, ar galbūt aš veikiau pasyviai plaukiau ir tiesiog pasekdavau tom galimybėm, kurios pačios kažkaip paviliodavo ar pasisufleruodavo. Tačiau kiek buvo tame sąmoningo mano pasirinkimo. Nu, vat ir aš dabar prisimenu, iš tikrųjų, iš egzistencinės filosofijos, kaip tik iš Soreno Kierkegauro, sakykime, repertuaro yra toks išsireiškimas, kad žmogaus užduotis gyvenime, kad ir kaip paradoksaliai tai skamba, yra tapti savimi. Tapti savimi, ar ne? Skamba lygiai ir taip paradoksaliai, nes tarsi mes kiekvienas lygiai ir esame, kas akimirką savimi. Tačiau kita prasme, Kierkegaras sako, kad, nebūtinai esame savimi. Vat viskas priklauso nuo to, kieno balso mes klausome, ar ne? Ar mes galim savo vidinį balsą išgirsti, ar mes labiau pasiekėme kitų balsais ir patikime, kas yra kalbama, kaip pristatoma kaip vertybės kažkokios. Tai žodžiu, tapimas savimi kaip viso gyvenimo užduotis ir niekada nesibaigiantis kartu procesas. Gerai, įsivažiavom jau po truputį. Kažkaip kalbėjom, kad dar pristatysim tokį man atrodo, įžangą padarėm, galima tokį bendrai planelį, apie ką šiandien kalbėsim. Taip, tai tiesiog, kad turėtumėte bendrą vaizdą maždaug iš ko susidės šitas pokalbis. Mes pasikalbėsime pirmiausia apie, tokias, sakykime, gyvenimo stoteles, kuriuose mūsų akimis su Algiu iškyla pats klausimas apie savąjį kelią. Žodžiu, kad iliustruoti, kad gyvenimo eigoje iš tikrųjų net yra ne viena situacija, kaip tokia tarpinė stotelė, kurioje galima susidurti su šito klausimu, tai tiesiog tokiam pailiustravimui. Taip pat mes pasikalbėsime apie, sakykime, tas psichologinės būsenas, kurias išgyvena žmonės tuomet, kai neranda savojo kelio. Aišku, tai gali vėlgi labai skirtis priklausomai nuo konkretaus gyvenimo etapo, kuriame žmogus yra. Tai pabandysime pasikalbėti apie tai, kokios yra tos psichologinės, egzistencinės būsenos ir kokie bruožai būdingi žmonėms esantiems šio klausimo tokioje akivaizdoje. Toliau pasikalbėsime apie tai, ką apskritai reiškia būti savo kelyje. Bandysime taip šiek tiek konkrečiau paaiškinti, kas glūdi po šitą išraišką, nes mes viena vertus vartojame tokį pasakymą, kad ieškau savo kelio, ieškau savęs, tačiau kas glūdi po tuo, ar ne? Kas tai yra per paiešką, ko gilesnė prasme mes ieškome? Aš sakyčiau netgi čia ką pati idėja, kaip mes įsivaizduojame, koks mūsų vaizdinys apie tai, kas yra tas savas kelias, ką reiškia juo žengti, netgi kaip visuomenėje daugiau mažiau yra įsivaizduojama. Taip. Čia tokie keletas aspektų, žodžiu, bandant tiesiog sukonkretinti turinį paties klausimo. Ką reiškia pats klausimas? Dar vienas svarbus aspektas, kurį aptarsime, tai yra vakarų kultūrinio konteksto įtaka šitam klausimui, nes galima pastebėti, kad būtent vakarietiška civilizacija turbūt yra stipriausiai kamuojama panašių klausimų. Aš aišku nesu ekspertas, bet yra pakankamai prielaidų sakyti, kad būtent vakaruose tas klausimas yra toksai pakankamai aštrus. Ta galima taip pat sieti, sakykime, su tokia individualistinė vakarų gyvenimo pakraipa, tačiau ne tik. Tai apie tai kalbėsimės. Kalbėsimės taip pat apie dar vieną svarbų klausimą, apie tokį elementarų dalyką, kad gyvenimo kelias, net jeigu jį randame, yra trapus dalykas. Netgi būdami savo kelyje mes galime jo netekti, gali kilti kažkokių rimtų sunkumų tęsti tai, ką darome. Tai šiek tiek aptarsime tai, kaip į tai reaguoti ir ką reiškia susidurti su tokia kartais neišvengiama krize. Dar viena svarbi tema mūsų akimis yra galios tema. Kalbant apie tokį gebėjimą rasti gyvenimo kelią, juos sekti, neišvengiamai susidurime su galios tema.
Ir tai yra mūsų akimis tokia, ypatinga reikšmę turinti tema va šitam kontekste, tai apie tai pasišnekėsime. Ir galų gale užbaigsime laidą, šiek tiek pasikalbėdami apie tai, kaip dirbama su šituo savojo kelio klausimu filosofinės terapijos ar filosofinės konsultacijos susitikime. Jau labai konkrečiai, su konkrečiais pavyzdžiais. Šiek tiek apie tai pasikalbėsime. Ačiū Justinai, kad čia taip gražiai išdėstai. Sakyčiau, galim pradėti nuo tos kryžkelių situacijų aptarimo, šiokio tokio įvedimo, trumpo. Ir kažkaip, man atrodo, kad tas galbūt jau ir vaikystėje prasideda, bet vaikystėje iš principo vis tiek daugiau viskas vyksta taip be ypatingų dilemų. Už vaikus nusprendžia tėvai, tarsi yra numatyta tvarka, kaip vaiko gyvenimas turi vykti, darželis, mokykla, būreliai, žaidimai, tam tikri draugai ir taip toliau. Tačiau, aišku, jau ir tada atsiranda tam tikrų tokių kryžkelių, dilemų ir abejonių, su kuo bendrauti, su kuo nebendrauti galbūt. Galbūt jau vis tiek atsiranda pirmieji pasirinkimai. Ir žmogui kuo toliau, tuo darantis tokiam sąmoningesniam ir labiau brestant kaip asmenybei, tų pasirinkimų daugėja ir jie darosi vis sudėtingesni. Jau ir mokykloje yra vis daugėja tokių polinkių, tai yra individualių polinkių apskritai. Žmogus formuojasi kaip, turi savastis formuojasi. Mėgstama muzika, mėgstama veikla apskritai. Kažkam patiks sportas labiau, kažkam galbūt menas, galbūt kažkam trečias dalykas, kažkam domins technika, kažką automobiliai, kažką kokia televizijos žvaigždžių gyvenimas ar dar kas, neįsivaizduoju, žaidimai kokie skirtingi. Ir kartais tas gali būti visiškai neskausmingai, tačiau gali būti atsirasti ir konfliktų pirmųjų. Gali. Tiesą sakant, dabar man šmėstelėjo tiesiog keletas tokių pavyzdžių apie tai, kaip jau ankstyvoj vaikystėje pradeda formuotis žmogaus, savasties pojūtis, tapatybės pojūtis, kažkoks pojūtis apie tai, kas aš esu. Sakykime, aš prisimenu iš garsių muzikantų biografijų, sakykime, ten koks nors Mozartas, ar ne? Jeigu aš neklystu, jis jau labai ankstyvam amžiui pradėjo muzikuoti, pradėjo rašyti muziką. Ir jeigu neklystu, tai į tai labai pastovėjo tėvai. Tai čia būtų toks pavyzdys, kaip žmogaus, kažkoks suvokimas apie tai, kas aš esu, jau formuojasi nuo ankstyvo laiko. Ir viena vertus, sakykime, vaikas gali rinktis, kas jam patinka, iš kažkokių galimybių keleto. Kita vertus, aplinka ir tėvai prisideda prie to, kokios galimybės yra atviros tam vaikui ir iš ko jis renkasi, ar ne? Ir sakykime, tokiu pavyzdžiu, kaip Mozarto pavyzdys, taip labai iš tikrųjų įdomu būtų paties paklausti, ar jis pasirinko būti muzikantu, ar čia tėvas nusprendė, kad jis bus muzikantu. Ir kaip jo tas tapatybės pojūtis vystosi. Čia yra tarsi jis yra įstumtas į kažkokį kelią, bet jis paskui jį perima kaip savo kelią. Bet klausimas, iki kiek jis perima tą savo kelią. Panašus pavyzdys, aš dabar prisimenu, yra video Kinijoje, sakykime, ten irgi kaip nuo ankstyvo amžiaus vaikai pradedami ten treniruoti, kad ten breiką šoktų ar gimnastikos visokius dalykus darytų ir ten, sakykime, atrodo vaikas ten 3 metų, bet jis jau išdarinėja visokius, tikrai akrobatinius labai aukšto lygio triukus, ar ne? Tai irgi toks pavyzdys, kaip jau nuo pat ankstyvo amžiaus kažkaip formuojama yra žmogaus tapatybė, kad būdamas mažas jisai turi gan mažai tokio sąmoningo pasirinkimo. Paskui po truputį jau ateina kažkoks sąmoningumas turbūt į visą šitą
lygti, ne, ir po truputį pradeda keisti tą visą situaciją. Na ir sąmoningumas, bet aš manau, nemažiau svarbu dar, kai atsiranda alternatyvų. Kai, na, sakykime, gal ne visuose kultūriniuose kontekstuose ir atsiranda tos alternatyvos, bet, sakykime, mūsų, kuriame mes užaugom ir kuriame priklausytojai mūsų gyvena, juk vis tiek, sakykime, į kur tave be pastumėtų kažkas, ar tėvai, ar aplinka kita, vis tiek susidursi su kažkokia to alternatyva. Taip. Ir gali būti, kad alternatyva tavęs nesudomins per daug, o galbūt tave sudomins. Na, ir labai gali sudominti. Tave pastumė į breiką, pavyzdžiui, ir tu to užsiėmei, bet tau 14 metų sueina ir tave sudomina kažkokia visiškai kita veikla. Taip. Meninė veikla, pavyzdžiui, breikas toks pusiau dalykas, bet, sakykime, piešimas tave sudomina ir patraukia. Ir, disonansas ir atsiranda toje vietoje. Taip, jo, aš manau, čia ir būtų toks pavyzdys jau tos dilemos, kurioje pradeda kilti tas klausimas, ne, apie savąjį kelią. Viena vertus yra kažkokia kryptis, į kurią mes esame inertiškai kažkaip patekę, neišvengiamai, turbūt. Tačiau anksčiau ir vėliau atsiranda kažkokia alternatyva, kažkokia galimybė pasaulyje, kurią mes galime perimti ir padaryti savo keliu. Ir tada atsiranda keletų lygmenų, turbūt toks kažkoksai konfliktas. Tai viena vertus mano konfliktas su savim pačiu, turbūt, kad aš galiu kelti savo klausimą, ašgi esu čia breakdanceris, tai negi aš dabar čia gitaristas galėčiau būti. Kita vertus, dar vienas klodas konflikto yra, sakykime, tėvai, bent jau kol esame ankstyvesniam amžiuje. Tėvai gali būti labai nustebę, kad aš keičiu savo kelią, gali tam daugiau ar mažiau priešintis. Tas irgi gali daryti tokią stiprią ir iš tikrųjų netgi labai stiprią kartais įtaką. Ir tada ta tapimo savimi dilema tampa turbūt ryškiausia, ar ne, kai randasi ta įtampa tarp tos inertiškos krypties ir kažkokios kitos krypties, į kurią aš jau noriu žengti sąmoningai tokius savų pasirinkimų. Na ir, sakyčiau, paskui dar tie disonansai tęsiasi tom kryptim, mes taip dar pakalbėsim, bet tęsiant tai, ką kol kas kalbėjom, tai akivaizdu matyti, kad jeigu jau vaikystėje, paauglystėje prasideda šitos pasirinkimų dilemos, tai, ryškiausiai turbūt pirmas toks ryškiausias pasirinkimas universaliai yra tas pomokyklinis, turbūt, ar paskutinių klasių pasirinkimas, į kurią kryptį išvis žmogui judėti. Nes ryškiausia turbūt turiu omeny, kad individualiais atvejais gali būti ir žymiai ankstesniam amžiui super esmingi pasirinkimai ir super aštrus, bet čia toks labai universalus, daugumai tinkantis. Na ir yra žmonių galbūt, kurie labai aiškiai žino, bet dažniausiai, ar dažniau bent jau, tai iškyla tas pasirinkimas po tos rutininės mokyklos, kuomet kiekvieną dieną tu daugiau mažiau žinai, ką veiksi, žinai gal ir ką kitais metais veiksi, ir ką po kelių metų veiksi, staiga tas pasibaigia ir tu jau nebežinai, tau reikia pasirinkti, kaip konstruosi savo ir kasdienybę, ir savo tikslus, ir iš principo viziją apie save toje vietoje pradedi iš naujo tarsi kurti. Na ir turbūt tas po mokyklos ir paskui atsikartojantis jau po studijų, tie pasirinkimai yra tai, kas žmonėm kelia labai daug streso. Aš sutikčiau. Čia gal galima tada šiek tiek dar sukonkretinti, o kodėl tas stresas, ar ne, nes čia turbūt nemaža dalim yra apie tai, kad tie mūsų pasirinkimai, jie turi pasiekmes, ar ne, kad mes, žodžiu, esame būtybės, sakykime,
apribotos pačiais įvairiausiais požiūriais. Viena iš tų ribų, tai turbūt, susijusi su tuo, kad mes, negalime turėti visko absoliučiai. Mes visuomet kažką pasirinkdami, kažko kito nepasirenkame. Ir... būtent, jeigu 3 keliai prieš mane, jeigu nueinu vienu, tai 2 lieka nepasirinkti ir aš jų netenku. Iš principo jo. Ta prasme, galbūt aš galiu dar ateityje bandyti juos eiti, bet vis tiek tai jau bus praėjęs ir laikas, ne? Tai... Čia prie antrą aspektą. Jo, čia... Ta prasme, sakykime, aš noriu rinktis tarp ten, nežinau, to paties ten šokis ir gitara, ar ne, du tokie keliai. Ir norėdamas tapti profesionalu kiekvieno iš tų sričių, aš vis tiek turiu rinktis kažkaip, ar ne, ir galbūt tapęs pirmiausia šokėjų, paskui norėsiu dar imtis gitaros, bet vis tiek tai jau nebebus tas pats, kas būčiau pradėjęs nuo gitaros, ar ne, vis tiek tai jau bus kažkas kito, tai žodžiu, kažką pasirinkę, kažko netenkam ir taip pat visada yra ta laiko riba, kad kažkur investuodami laiką mes kažkur neinvestuojam neišvengiamai. Ir tą laiką, kuris mums yra duotas, kuris yra ribotas, mes kažkam atiduodam ir kažkam kartu neatiduodam. Pats su laiku ir su tuo praradimu pasirenkant aštriausias dalykas susijęs yra mirties aspektas, kad būdami riboti, būdami mirtingi, mes dėl to mūsų pasirinkimai turi tokį svorį, nes, sakykime, nepasirinkus kažkokio dalyko viename amžiuje, nepadarius kažko, tai gali išnykti visiškai. Arba jeigu vyresniam amžiui žmogui iškyla tokio pobūdžio krizė ir tokio pobūdžio klausimai, tai jis gali suprasti, kad jau viskas yra per vėlu ir jau tuoj mirs ir nebegalės jau padaryti pasirinkimo, o galų gale ir padaręs tam tikrą pasirinkimą, įėjęs į savo kelią, padaręs tai, ką seniai norėjo, galbūt jisai turės labai mažai laiko tame pabūti ir apskritai išgyventi tą jausmą, kad aš esu savo rogėse, savo kelyje, savo vėžėse, darau tai, kas man patinka, kur galiu save realizuoti, kas man įdomu ir būti su žmonėm, kurie man lygiai taip pat artimi. Tai gali būti tiesiog per vėlu, jau nebebūt galimybių. Tai taip, tiek mirties, tiek senatvės turbūt tas aspektas, nes kartais kai kurie gyvenimo keliai, jie labai priklauso ir nuo fizinių galimybių, sakykime, sportas, vėlgi kaip pavyzdys, tiek vaikų gimdymas, taip pat jo šeimos kūrimas, daugybė kitų dalykų siejasi su fiziniam gebom, kurias mes turim ir kurios silpsta po tam tikro taško gyvenime. Tu berods, kai kalbėjome, šiaip esi pasakęs, kad siaurėja tiesiog tos galimybės apskritai, ką galima veikti. Jo. Kažkurio laiko. Jo, čia man toks atrodo visai geras pavyzdys, kuris iliustruoja, sakykime, labai tokį skirtingumą tarp ankstyvesnio amžiaus ir vyresnio, kad iš tikrųjų, kol mes esam vaikai, paaugliai, jauni, suaugę, tai iš tikrųjų mes bręstam, stiprėjam ir tokių egzistencinių galimybių laukas jis plečiasi iš tikrųjų. Mes išmokstam vis daugiau, mums pasaulis tampa prieinamesnis vis įvairesniais kampais ir tas galimybių plėtimosi pojūtis jis turbūt yra labai fainas, labai geras, labai stiprinantis, bet neišvengiamai ateina etapas gyvenime, kai tos galimybės pradeda siaurėti. Ir faktiškai jos jau siaurėja pačiais įvairiausiais būdais. Ir tai įneša iš tikrųjų daug sudėtingų jausmų ir taip pat irgi kuria tokią didesnę būtinybę rinktis. Ir tas klausimas, kur mano kelias,
jis visą gyvenimą turbūt aktualus ir būtent todėl jis taip pat aktualus ir vyresniam amžiui, nes kai siaurėja galimybės, tas klausimas irgi yra labai reikšmingas, kur aš tą likusį laiką savo padėsiu. Žinoma, ir aišku, dar yra ir kitas aspektas labai svarbus, tai ta faktinė pradžia, nuo kur tu pradedi, irgi kur gimėjai, kur augai. Čia irgi kaip ribojantis. Ribojantis, tačiau tada kažkiek gali tas prasiplėst iki tam tikro laiko. Gerai, tai turbūt galim kitą temą dabar paliesti apie tai, kaip atrodo ta žmogaus būsena. Taip, būtent ta būsena, kai nerandama savas kelias. Jinai labai platus spektras gali to būti, bet man atrodo, žmogus susivėlęs vaikšto, suprakaitavęs. Susivėlęs, suprakaitavęs ir kitaip. Purtosi. Gerai, bet keli žodžiai, tai man atrodo labai kažkaip įsipaišos, labai tinga. Tai nerimas, neviltis, pavydas arba pagieža, lyginantis su kitais. Kaip, Justinai, tau šitoje vietoje atrodo? Nuo ko norėtum pradėti? Gal tiksliau nuo nerimo, aš norėčiau tave paskatinti pradėti, nes žinau, kad tavo disertacija buvo iš tos temos ir tikrai apie tai kalbėjai, kaip nerimas su savęs ir savo kelio nesuradimu yra susijęs. Jo, manau, nerimas yra tinkamas žodis, bendrai apibūdinta būsena žmogaus nerandančio savo kelio, savo krypties, savo vietos. Kartu gal iš karto galima pastebėti, kad tas būsenos toksai kažkoks pobūdis, atspalvis irgi skiriasi nuo to, kuriame etape žmogus gyvenime yra. Tai sakykime, aš sakyčiau, kad neretai galbūt tas nerimas yra ūmesnis netgi jaunesniam amžiui, kai iš tikrųjų žmogus dar yra labai priklausomas nuo kitų žmonių. Jaunas žmogus nesusikūręs savo finansinės kažkokios, situacijos, stokoja įgūdžių įvairiausių susikurti tai, ko nori. Tai žodžiu, viena vertus, jaunas žmogus jau turi tikrai daug poreikių ir norų, turbūt galima taip sakyti, norų, poreikių jau turi jaunas žmogus. Tačiau tos bazės, kaip pasirūpint tais poreikiais, stokoja. Tai man atrodo, tas nerimas pačia bendriausia prasme iš principo ir kyla tose situacijose, kai mūsų lūkesčiai ir realybė prasilenkia. Kai mes turime lūkesčius, ko mes norėtume gyvenime, bet realybė netitinka tų lūkesčių. Ir tada tas nerimas stipriai kamuoja. Ir nežinome, ką padaryti, kad atitiktų. Jo, ir dar nežinome, kaip padaryti, ko mes galime imtis. Tai reiškia, mes stokojame to savo galios pojūčio. Mes stokojame galios pojūčio pajudėti link ten, kur mums norisi judėti. Tai būtent todėl turbūt jaunam amžiui tas nerimas yra toksai ūmesnis ir aš sakyčiau, kas jam yra būdinga, tai toksai, viena vertus emocinis sunkumas, kita vertus tokio lyginimosi su kitais gali būti nemažai. Trečia vertus, sakyčiau, gali būti nemažai tokios vadinamos prokrastinacijos, kai žmonės, ir jauni žmonės kažkaip vengia to klausimo ir pasineria įvairius užsimiršimo būdus, įvairias pramogas. Žodžiu, jaunam amžiui tas apskritai yra normalu, ten švęsti, tūsinti ir panašiai, bet visas tas gali vesti irgi iki tokio šiek tiek pradėjimo vengti tų klausimų per pramogas, per įvairius išsiblaškymo būdus. Tai ir medžiagų vartojimas irgi gali būti su tuo susijęs, nes tai yra tikrai toks gan paprastas būdas savo nerimą slopinti. Pačių įvairiausių tokių apraiškų galėtų būti tam. Tai tuo tarpu palyginus vyresnio žmogaus ta dilema, jinai daugeliu požiūrių skiriasi, man atrodo, nes
vyresnis žmogus, kad ir kaip bebūtų, jis jau nuėjęs tam tikrą kelią, jau susikūręs tam tikrų kompetencijų, tam tikrų resursų. Jeigu jis pasimetęs dėl savo kelio, tai galbūt jisai turi kažkokį stipresnį pojūtį, kad jis gali judėti kažkokią naują kryptim, jis turi pojūtį, kad jis turi įgūdžių, kompetencijų, persikvalifikuoti ir panašiai. Vyresnis žmogus galbūt taip pat turi didesnę toleranciją, apskritai kažkokių lūkesčių atžvilgių, ta prasme, jis mažiau galbūt tos stiprius lūkesčius savo kelia, galbūt jis savo atlaidesnis kažkiek pasidaro per tokias gyvenimiškas patirtis, daugiau savęs priėmimo atsiranda pas vyresnį žmogų. Tikrai ne pas kiekvieną, čia tokios, sakykime, tokios labai apibendrintos tokios tendencijos, bet tiesiog iliustruojant, kaip tai atrodo, ir vyresnis žmogus, sakyčiau, išgyvena tikrai tą klausimą vėl ir vėl, tačiau galbūt ne taip ūmiai, su kažkokia biškį tvirtesnė pozicija gali į tai žiūrėti. Gal tu papildytum kažko? Taip, aš papildyčiau gal keliais aspektais. Tai vienas tas, kad šalia nerimo tai gali būti ir prokrastinacijos, gali net ir apskritai, nerandant savo kelio, jau tokia visiškai neviltis ir neveiklumo būsena įsivystyti. Tai yra visiškas pasidavimas. Kita vertus yra ir kiti aspektai, daugiau santykėje su kitais susiję ir man atrodo, net nežinau, ar čia amžius daro įtaką, netgi sakyčiau, kad gal vyresniam amžiui tas labiau pasireiškia. Tai yra kitų kaltinimas, pagieža, pavydas irgi, nes jeigu matau, kad kitas sėkmingai pasirinko ir tame gyvena ir sėkmingai eina savo keliu, o aš ne, tai kitas man primena kiekvieną kartą šitą situaciją mano. Kad ir kiek bandau slėptis ir vengti ir kažkaip save slopinti, tačiau kitas savo sėkme man nuolat primena, kur aš esu. Taip. Tai vyresniam amžiui tas gali būti dar ryškiau. Taip, ir natūralu, kad labai dažniausiai turbūt ir yra reakcija tada prieš tą kitą, kuris man primena apie mano blogą būseną, kad aš jo pradėsiu nekęsti, tiesiog jam jausti pagiežą. Nesvarbu, kad visiškai nekaltas, kad problema čia yra manyje, bet kažkaip taip mes linkę patys save turbūt apsaugot, kad mes pradedam to žmogaus nekęsti ir jo vengt ir kad kodėl jis niekšas primena man, kur aš esu. Aš esu prastai būklė. Tokio tikrai ir vengimo, atsitraukimo, kažkokių ryšių apleidimo, draugiščio apleidimo gali atsitikti iš to. Ir plus tas apskritai kaltinimas. Kaltinimas gali būti labai platus nuo kokio artimo žmogaus, kad kitas žmogus, artimas žmogus kaltas, iki Vytauto Landsbergio be jokios abejonės. Aš prisimeniau tokią istoriją. Čia aš pusiau juokauju, bet pusiau ir ne, kad tiesiog surandama tam tikra politinė globali figūra ar tam tikra žmonių grupė, žydai, imigrantai, homoseksualai ir dar kažkas, kurie dėl visko kalti. Taip žmogus įsivaizduoja ir juos nukreipiamas tas pyktis, nes į kažką reikia nusikreipti. Ir prisiminiau tokią istoriją, kadaise anksčiau daug tranzuodavau ir su vienu lietuvių vairuotojų furistu visą Lenkiją pravažiavau. Ir tas žmogus visą kelią, tai tas 8 ar 9 valandas visą kelią drebėjo iš pykčio ir visą laiką varė ant politikų. Apskritai ant Lietuvos politikų, kokie jie blogi, bet aš neperdedu, čia ne metaforiškai, jis realiai drebėjo ir visą laiką buvo kalti visi Landsbergis ten ir taip toliau. Tai atrodo, jisai už savo gyvenimą iš vis nulį atsakomybės kažkokios prisėmė ir surado, kas dėl jo visko buvo kalti. Ir jis jam buvo tikrai apie bent 50 metų, jis nebuvo tas, kuris jaunas. Tai čia irgi kitas aspektas, kad šiaip, aš sakiau, kad tarsi jauniems žmonėm tas sumesnis klausimas, bet kita vertus, jeigu, sakykime, visą gyvenimą tu ignoruoji šitą klausimą ir paskui, būdamas jau
50 vat, pradedi suprasti, kad esi vat, nepatenkintas tą gyvenimo poziciją, tai tikrai kiek tai gali kelti irgi didžiulės įtampas. Tai vat, kai tu sakai, tiesiog vat, viena vertus tai, net šiurpas ima girdint, kad, žmogus tokio yra įtampoje, kad dreba iš to pykčio kalbėdamas. Kita vertus, iš tikrųjų, tai yra klausimas, vat, o kiek atsakomybės prisimta tame, ar ne, ir kiek yra nusiteikimo matyti savo atsakomybę. Ne, tai va tas tokios asmeninės atsakomybės, taip pat asmeninės galios klausimas turbūt vat, per šitą prizmę matos. Aš taip pat dar vieną norėjau paminėti, irgi dar vieną tokių turbūt bruožų, vėlgi iliustruojančių tą nerimo būseną. Tai toksai dabar galima pastebėti irgi hiperaktyvumo tarp žmonių. Vat, tokio bandymo vienu metu daryti labai daug, visur suspėti, apsiimti visais projektais, kurie tik pasisiūlo. Vat yra tokia kažkokia irgi galbūt iš tos nuojautos to riboto laiko, bet aš galbūt sakyčiau iš kažkokio lyginimosi tarpusavio nemažiau toksai bandymas apriepti, padaryti kuo daugiau ir dabar jau visiškai įprasta darosi girdėti, kad žmonės žongliruoja ten trim kokiais darbais vienu metu, net ne dviem, o trim darbais skirtingais. Tuo pačiu metu dar sportuoti nori, tuo pačiu metu dar palaikyti santykius su žmonėmis. Tai žodžiu, va, toksai pasinerimas į tokį hiperaktyvų veiklumą. Ir aš vat, prisiminiau tokią knygą neseniai išėjusią, tai yra Byung-Chul Hano, tokio korėjiečių kilmės vokiečių filosofo knyga Nuovargio visuomenė, kurioje jis, man atrodo, labai taikliai iš tikrųjų taip analizuoja tą šiuolaikinę visuomenę ir tuos šiuolaikinius žmonės vadina tokiais savęs eksploatuotojais arba tokiais žmonėm, kurie iš savęs padaro savo pačių projektų vergus. Ir vat, anot Byung-Chul Hano, nebėra taip, kad kažkokios išorinės struktūros kontroliuoja ir disciplinuoja žmonės. Dabar yra kažkokia tokia save ypatingai muštruojanti savimonė tarp žmonių. Ir čia irgi vat, kažkokia prasme reiškiasi tas noras save rasti, noras save įtvirtinti, bet jisai gauna kažkokią hipertrofuotą formą. Gal dar vienas toksai aspektas, kad tų savęs paieškų yra lyg ir nemažai ir tokių sąmoningų, bet jos yra tokios kaip ir įgavusios tokios hiper išreikštas formas. Kaip tu manai, vat, tu kažkaip vat, sutiktum, kad galima atpažinti kažką tokio? Aš visiškai sutinku dėl šito, nes čia šiaip tema dar, kur gal ir atskirai, kada reiktų paliesti va, tos veiklų perteklius. Taip. Nes aš pats tuo į tą linkęs, turbūt irgi visai linkęs. Nu taip, yra to, jo. Ir skirtingų būtent. Ir tikrai sutinku, kad tai gali būti ir iš to nerimo kilę ir būdai galų gale ir jį kažkaip užglaistyti. Ir iš to tokio tų reikalavimų savo, be jokios abejonės. Reikalavimų savo ir tarsi tame norisi rasti save, daryti tai, ką noriu, bet tame labai lengva ir pamesti save. Taip. Ir tas hiperveiklumas, tarsi siekiant savęs, tarsi siekiant savirealizuoti, jis irgi virsta savęs pametimo kažkokia forma. Tai vėlgi čia toksai tas savęs atradimo klausimas labai subtilus. Viena vertus tu gali būti toks labai pasyvus turbūt. Kita vertus per tokį hiperveiklumą irgi save pamesti. Visiškai sutinku. Aš tik dar galvoju šitoje vietoje apie tą, galima padaryti tokią kaip ir išvadą apie tą neradimo savęs būseną iš tokios psichologinės pusės, kad man atrodo, čia būtina pabrėžti disonansą tarp to, kaip aš save įsivaizduoju, arba net nebūtinai aiškiai įsivaizduoju. Tai gali būti tiesiog nuojauta kažkokia,
Žodžiu, kad yra kažkokia vidinė tiesa, koordinačių sistema, kaip aš įsivaizduoju savo gyvenimą, ar jaučiu, kad jisai koks turėtų būti, kur šiuo metu turėtų jisai būti. Na ir to, kas yra, kokia faktinė situacija reali. Ir būtent tas disonansas, manau, ir sukelia šitos diskomfortiškus jausmus, šitas diskomfortiškas būsenas. Gal dar kokį pavyzdį pailiustravimui, konkrečiai, kas tai galėtų būti per konkreti koordinačių sistema ir kaip tas disonansas Na gerai, atsiranda. pavyzdžiui, žmogui apie 30 metų įsivaizduoja, kad jau jisai arba jis jau, pavyzdžiui, turės šeimą susikūrę ir jau bus išdirbę kokius 5 metus kokioj stabilioj vietoje, viskas auks ir ta vieta stabili dar ir iš tokius širdies polinkius atitiks, ką dar prasmingai, kad visuomeniai tai kažkokios naudos teiks, kad laisvalaikiai bus labai įdomus kelionės, galbūt filmai, įdomus žmonės ir taip toliau. Taip. Žodžiu, viskas, toks savas kelias įsivaizdavimas. Realybė, pavyzdžiui, kad tas pats amžius, bet žmogus vienas, neturi darbo, galbūt 3 kartą pasiema bakalaurė akademinės atostogas arba iš vis niekur nestoja, galbūt kartais padirba, ką nors, gal iš vis nedirba, gal užsienį, kuo nors užsiema ir galų gale turi, pavyzdžiui, sveikatos problemų, kurios iš vis neleidžia į kažką taip smarkiau pasinert. Ir toks visiškas disonansas tarp to įsivaizdavimo, kaip žmogus įsivaizdavo prieš kelis metus ar prieš 5 ar 10 metų, kaip atrodys gyvenimas tuo metu ir to, kas realiai yra. Labai kažkaip, kai tu kalbėjai apie šitos lūkesčius savo gyvenimui, apskritai lūkesčiai gyvenimui ir tada prasilenkia realybės lūkesčiais, tai aš pajutau, iš tikrųjų, kad ir aš labai panašių turiu lūkesčių, ar ne? Ir turbūt irgi tą nerimą išgyvenu, bet lygiai taip pat suprantu, kad daugybė žmonių panašaus amžiaus kaip aš beveik identiškų turi lūkesčių savo gyvenimui, faktiškai iš to, kad tu pasakai. Fainas darbas, laisvalaikis, ten santykiai, žodžiu, visas tas komplektas, ar ne? Ir to neturint arba neturint visko, ko norisi iš šitų dalykų, tikrai kamuoja nerimas, ne, jis įgims iš to disonanso. Bet kartu, kai tu įvardini visus šitos lūkesčius, tai kyla klausimas, o tai ar čia mano lūkesčiai? Ne, kaip taip gali būti, kad mes daugybė žmonių turi tuos pačius lūkesčius, save su jais tapatina, tai kur čia tada aš? Tai čia ir yra, man atrodo, sudėtingumo dalis, į ką galim ir pereit, į apskritai tos sampratos savojo kelio, nes taip, ką suvardinau, tai ir buvo toks ganėtinai universalus vaizdinys, daugam tinkantis, bet būtent problema dažniausiai yra su mano kaip to subjektyvaus subjekto, turinčio savo pasaulio matymą ir savo polinkius. Būtent jo, kaip jisai randa tą savo kelią, kaip įsivaizduoja tą savo kelią. Vieniems žmonėms jisai turbūt yra apskritai labiau, gal to nelabai minėjom, kad vieniems labiau aiškiai įsivaizduojamas, kitiems galbūt yra tiesiog tokios nuojautos dalykas, treti apie tai gal iš vis negalvoja ir šito klausimo nelabai kelia, bet vis tiek, sakyčiau, universaliai aktualus yra šitas aspektas. Tai man atrodo, galim perėti prie to, ką reiškia, kaip mes įsivaizduojame tą buvimą savo kelyje, ką reikštų surasti tą kelią, kaip tai atrodytų. Koks yra tas mūsų vaizdinys. Nes galbūt, kodėl tai svarbu, nes galbūt tą vaizdinį šiek tiek išanalizavus ir dekonstravus netgi, galbūt tai jau yra kažkiek bent terapinis dalykas. Sutinku ir čia geriau suvokus. Sutinku ir dar tiesiog patikslinant šiek tiek, ką mes čia su Algiu norim dabar patyrinėti, tai vėlgi, kas glūdi po tą paiešką,
Ne, kokie žmogaus tokie gilesni poreikiai, kokie žmogaus gilesni norai, lūkesčiai glūdi po savojo kelio paieškos tuo procesu. Ir dar sykį, gal ką paminėti, kad ne visi žmonės taip formuluoja, ne, kad aš ieškau savo kelio, gal kažkaip kitaip formuluoja, bet gilesnė prasme turbūt tai galima pavadinti kaip savojo kelio paieškos procesu. Tai čia tiesiog pabandysime šiek tiek nuskaidrinti, kas tai yra per dalykas, ko mes čia ieškome, ko mes čia norime. Ne, tai, vienas dalykas, kurį aš turbūt, nežinau, savo įsikalęs į galvą, kad tai yra reikšmingas dalykas ir tikrai nesyk jau esu kartojęs, kad mano akimis, toje paieškoje visuomet pakankamai stiprus motyvas yra, rasti savo vietą kažkokiame socialinėme kontekste. Rasti savo vietą ir tokį kelią, kuris kitiems būtų, kažkuo svarbus, kad šitą kelią eidamas ir kažką veikdamas jame būčiau kitų įvertintas, pripažintas, ir kaip be pavadinsi. Žodžiu, tai yra, kažkoks lūkestis, kad savojo kelio atradimas man atneš ir kažkokį pojūtį bendrumo, buvimo priimtų, buvimo svarbių kitiems, galbūt net kartais kažkokį pojūtį, kad esu atrama kitiems, kas irgi tokį psichologinį pasitenkinimą gali teikti. Tai man atrodo, kad čia yra vienas tokių dažniausių elementų, nebūtinai vienintelis, nebūtinai visiems dominuojantis, bet sakyčiau, kad pakankamai dažnai atsikartojantis. Ir kiek man bent jau tenka dirbti su žmonėmis, kurie atsineša tokį klausimą, tai kaip taisyklė tas atsikartoja. Tai yra, po tuo klausimu, kur man judėti, glūdi iš tikrųjų tas klausimas, o kurioje vietoje aš būsiu įvertintas, pripažintas, pastebėtas, gilesnė prasme mylimas turbūt. Bet čia jau turbūt ir giliau eina mylimas, arba manim džiaugsis, man bus šilta su kitais, jeigu aš tai darysiu. Tokie pakankamai gilus psichologiniai tokie poreikiai. Visiškai sutinku dėl šito, kad tas socialinis aspektas ir būtent, kad kitiems to reikės ir aš iš to kažką gausiu, čia yra, esminis ar vienas iš esminių. Ir aš gal pridėčiau prie to, kad savas kelias susijęs ir su savo žmonių ratu. Kad kai įsivaizduoju, kad eisiu savo keliu, būsiu savo kelyje, tai aš įsivaizduoju, kad ir bus tam tikras man artimų žmonių ratas, rasiu savo terpę. Savo terpę, savo bendruomenę, kartais žmonės taip irgi būtent. Išsireiškia. Bet manau, kad dar svarbus dalykas, kalbant apie savo kelią, pabrėžti, kad tai yra, mūsų vaizdinė, tai dažniausiai su veikla susiję. Pirmiausia. Turbūt, vaizduotėje. Vaizduotėje. Čia nesakau, kaip yra iš tikrųjų, bet kaip mes įsivaizduojame. Kad tai yra tam tikra, savas kelias, tai yra pirmiausia tam tikra veikla, tam tikra rutininė veikla, ką darysiu kiekvieną dieną, ar beveik kiekvieną dieną. Kas mano kasdienybėje toks centras bus, iš ko gausiu materialiai kažką, iš ko gyvensiu ir iš ką manysiu, kad išmanau. Čia irgi dar svarbus dalykas, kad ne tik darysiu kažką, kas man patinka, bet dar ir gerai darysiu, kad išmanysiu. Ir įsivaizduojame, kad tai turi susisieti šie dalykai, kad jeigu turėsiu potraukį, tai man ir pavyks tas. Dažnai tai yra tiesa. Ir aišku, gausiu pasitenkinimą ir turėsiu tokią aiškumą, kad šitą darydamas daugiau mažiau jausiuosi gerai, aiškumą ir stabilumą. Kad jeigu man teks daryti kažką visiškai priešingo, pavyzdžiui, esu literatūros profesorius, pavyzdžiui, ir ta veikla yra man esminė,
bet tada man kažkaip tenka valyti tualetus, tokiu darbu užsiimti. Na ir akivaizdu, kad greičiausiai mano būsena nebus kokia, nebus gera, bet aš įsivaizduosiu, kad jeigu galėsiu vėl tuo pačiu užsiimti, ko užsiėmiau, kuo degu, tai tas man suteiks tą gerumo jausmą, tokį pilnatvės jausmą. Žodžiu, veikla, manau, kad pirmiausia įsivaizduojame, kad tai veikla, kur kasdien darysiu ir gausiu tiek materialų, tiek ir tokį psichologinį pasitenkinimą iš to. Jo, aš, pavyzdžiui, dabar prisimenu vieną pokalbį su žmogum, kuris irgi jau vyresniam amžiui žmogus, taip pat išgyvena tokią, krizę, sakykime, gyvenimo kelyje. Ir ieško naujos profesijos ir kalba apie tai, kad galbūt norėtų statyti koklinius pečius. Toks kaip amatas. Bet atrodo, kai jis apie tai kalba, kad tenais jisai turi tokių papildomų lūkesčių, ką tai duotų. Sako, koklinis pečius, sako, yra šiluma. Sako, tai aš būčiau tas, kuris stato kažką, kas duoda šilumą, žmonėms būna šilta nuo to. Ar ne? Čia labai geras pastebėjimas, kad, žodžiu, duoda tas įsivaizdavimas apie veiklą visada yra nuoroda į kažką dar. Daugiau tokias stiprius jausmus esminius. Taip, tai žmogus įsivaizduoja, kad jis norėtų tai daryti, ne, vaizduotė jis piešia tokį kelią. Bet šita veikla, jo vaizduotėje yra apsipynusi papildomom prasmėm, papildomais lūkesčiais, ką tas duos. Ir vienas iš tų lūkesčių yra, kad jisai darys tai, kas kelia šilumą kitiems, ar ne? Ir jis mano, kad kitiems žmonėms tai turėtų būti labai gera, labai faina, žinai, ir tame ir atsispindi tas lūkestis, daryti kažką, kas kitiems atneštų šilumą, šiuo atveju šilumą. Čia labai, labai geras pastebėjimas, tikrai. Aš dar sakyčiau, kad šalia šito socialinio aspekto, šalia šito veiklos ir šalia šito, kurį tu ką tik įvardinai, kad, žodžiu, tai ne vien tik veikla, bet ir dar ir kažkokia labai esminė būsena ar emocija per tą veiklą atsiverianti, atsiskleidžianti. Pavyzdžiui, muzika irgi galėtų juk tai būti, kad tai muzika nėra tik muzika, jeigu žmogus nori to užsiimti. Aš tuo, kai užsiemu, tai juk tai irgi yra nuoroda į kažką daugiau šiek tiek. Tai į klausytoją kaip minimum yra nuoroda. Jo, bet esmė dar, kad kažkokį irgi turima tokį vaizdinį pasaulio, irgi kažkokia šilumą, į kažkokį bendrumą, į kažkokį tokį bendruomeniškumą, į tokius stiprius išgyvenimus. Tai gal daugiau galėtum irgi dar pasidalinti, kaip muzikantas, žinai. Gerai, aš pridėčiau, kad sakykime, toks muzikinis kelias, ir kokiu aš pats užsiemu, kad jisai ir muzika, kurią nuo seno mėgau ir mėgstu, jinai su ja tas yra vaizdinys, kad tai yra tokia akustinė muzika, kur dainuojami kažkas apdainuojama ir plus dar improvizacijos, plus dar kažkokie psichodeliniai polinkiai toje muzikoje. Tai bent jau mano tam vaizdinį tai pirmiausia susijęs su šiluma, su tokiu jaukumu, net jeigu tai yra labiau minoriniai dalykai, minorinės tokios nuotaikos, bet vis tiek šiluma gali ir liūdesys, ir šiluma jie gali koreliuoti, gali sutapti. Tai yra tas vaizdinys kažkokios šilumos, šviesos, netgi ugnies galbūt, linksmumo, bendrumo su kitais žmonėm, tuo pačiu keliavimo, tuo pačiu naujų vietų regėjimo, kalnai, pavyzdžiui, man irgi šitą bendrą tokį įsipaišo. Žodžiu, per tą veiklą joje labai daug dar matosi kitų dalykų. Jo. Tikrai atrodo, su tuo savoju keliu siejama daug tokių lūkesčių, kuriuos net sunku išsakyti, bet ir apie nuotykį, kažkas tokio skamba, tai yra nuotykio kažkoks poreikis
bet lygiai taip pat tas šilumos paieška ir ta šiluma man kažkaip irgi siejasi turbūt irgi su bendrumu kažkokiu, kad ta muzika ne tik sau, bet ir kitiem. Ir man atrodo, kad vat, žmonės ieškantis savo kelio neretai turi kažkokį panašų norą. Pavyzdžiui, dar vieną prisimenu tokią merginą, kuri kalbėjo apie tai, kad nu, vat, kažkaip vat, apie gėlės galvoja, kad nu, užsiimti floristiką, gėlėmis ir tyrinėjant, vat, kas tai yra per lūkestis, tai irgi vat, atsispindi, kad nu, vat, kitiems tas kažkokį džiaugsmą turėtų kelti, vat, turėti kvapnę gražią puokštę. Tai vis, vėlgi, tame mes tiesiog geriau atpažįstame, ko yra ieškoma, ieškant savo kelio. Ir tas mano kelias vis dėlto atrodo yra kažkoks lūkestis persipina su kitų keliais, kad tai nėra vienišas turbūt kelias, nuotykių kelias vat, per kalnus, kaip tu sakei. Dar vienas įdomus aspektas turbūt yra tas, kad kažkoks yra lūkestis, kad tai duos kažkokį stabilumą, pastovumą. Ir aš net sakyčiau, kad čia gal galima prie tokio jau šiek tiek iliuzinio aspekto pereiti savojo kelio idėjos, kad, na, man atrodo, kad apskritai šitame klausime savojo kelio tai yra įsivaizdavimas, kad aš pasirinksiu ir kaip ir atsistosiu į tą kelią ir viskas. Ir viskas kaip ir susidėlioja jau. Viskas aišku ir aš kažkokių esminių sprendimų nebeturėsiu priimti. Esminių dilemų, esminių problemų jau kaip ir nebebus. Atsistojau ir pradėjau eiti ir viskas. Viskas jau nuspręsta. Taip. Kažkoks lūkestis, kad ieškosiu, rasiu ir viskas stos į savo vietas. Taigi. Tai man atrodo, kad šitas vaizdinys, na, jisai, be jokios abejonės, kad su realybė nėra labai susijęs, bet tikrai man atrodo, kad bent jau aš tai galėčiau pasakyti apie save, kad, na, jisai yra, turiu. Ir man atrodo, kad daug kas turi tą tokį įsivaizdavimą. Ir galbūt, na, pažiūrėjus, na, sovietmečiu, kokio, tai galbūt daugiau buvo sąsajų su šita idėja, kuomet mažiau tokio mobilumo gerokai profesinio, socialinio, kad tu baigiai, sakykim, studijas ir pradedi užsiimti tuo, ką studijavai ir kaip ir gauni paskyrimą, butą ir taip toliau ir gali iki gyvenimo galo tą ir daryti. Dabar yra visiškai kitas laikmetis, dabar tos ir veiklos gali keistis, kas labai dažnai. Ir galų galia tavo santykius su ta veikla irgi jų keičiasi. Na, ką tu bedarysi, kiek veikla be patiks, bet man vis tiek sunku įsivaizduoti tai, kad na, pradėjai kažką 14 metų ar vaikystėj ir tau dabar 50-60 ir tu taip stabiliai darėjai ir tau jokių neiškilo problemų, dilemų, tu kaip mylėjai tą veiklą, taip ir myli. Na, aš netikiu, kad tai būna. Nu, aš irgi netikiu ir dar vienas yra momentas, kad, sakykim, tu gali, sakykim, yra iliuziška manyti, kad visada taip bus viskas tvarkingai, kaip tu tikiesi. Kitas momentas, nu visada kažkokių netikėtų gali atsirasti niuansų tam keliui, kurių tu nenumatėjai iš anksto, kurie visiškai pakeičia tas kortas, kurias tu turi rankoje. Tai būtent, juk ir tu įvardinai kiek tų faktorių ir aš įvardinau, kurie susiję su tuo savo keliu. Nu va, tai pavyzdžiui, aš galiu eiti savo keliu, bet žmonės kiti to neįvertina tiek, kiek aš norėčiau. Ir sakykime, aš, tiesą sakant, paskutiniu metu pradedu atpažinti, sakykime, dirbant terapijoje, konsultuojant, nu, kad yra tas noras, kad žmonės kažkaip, su kuriais dirbu, klientai pasidžiaugtų ir vertintų, žinai, tas mano pastangas, bet toli gražu ne visi taip reaguoja. Ir, nu, aš pastebiu, kad tas lūkestis yra manyje kažkoks, jo sunku atsisakyti. Nu, ta prasme, net jį reflektuodamas šitą lūkestį, aš negaliu to atsisakyti. Ir paskui, kai vis kyla kažkokie sunkumai, kažko žmonės ir būna ir nepatenkinti ir panašiai. Nors tai yra tikrai mažesnė dalis klientų, bet jau ta mažesnė dalis klientų, su kuriais tas ryšys tai problemiškai kažkaip mezgasi,
nu ir kamuoja psichologiškai. Ir taip neišeina kažkaip atsiribot nuo to ir tas, alina taip psichologiškai, vat, kažkaip, Ir vat aš nenumačiau šito vat momento, kad taip psichologiškai gali alint, vat, su tikrai mažesne dalimi, gerokai mažesne, sakykim, tai koks 5% gal žmonių, vat, iš visų vat, klientų, su kuriais vat, tai būna kažkokių tokių vat, pasistumdymų, vat, bet visas tas taip užgožia, žodžiu, ir taip alina psichologiškai. Tai va, tai žodžiu, tu nenumatai iš anksto, kas bus ir paskui jau esi tam kely ir tikrai kartais atsibosti jau kankintis psichologiškai dėl tokių niuansų. Bet paskui supranti, kad visuma kažkaip pranoksta tą frakciją kažkaip. Bet tiesa, ir galų gale yra ir daugiau gali būti pavyzdžių, mes dar šiek tiek paliesim tą temą, kaip kelias užsibaigia arba trapumas, bet kokiu atveju turbūt iš to, ką kalbam, galit girdėti, kad šita tema yra ganėtinai komplikuota ir prie to komplikuotumo, man atrodo, prisideda ir tai, kad jinai yra mūsų kultūriniam kontekste labai taip užaštrinta, pavadinkim. Tu minėjai, kad individualizmas tikrai susijęs, individualistinė dvasia apskritai susijusi labai stipriai su šita idėja savo kelio ir tuo pačiu labai stipriai susijusi su nerimu ir kitom diskomfortiškom būsenom ar emocijom. Šitoje situacijoje. Aš taip manau, čia tikrai svarbus dalykas ir kartu paradoksalus tuo pačiu metu. Aš turiu omeny individualizmo pačią temą. Tai mes jau esame apie tai kalbėję, praeitoj kaip tik laidoj, kad bendrai individualizmas reiškia tai, kad pati pirminė vertybė man gyvenime turbūt yra rasti savo kažkokią kryptį, ją realizuoti. Šeima yra antraeilis dalykas, sakykime, irgi ten kažkokios pareigos, antraeilis dalykas, turbūt pirmas dalykas, tai, žodžiu, pačiam rasti savo kelią, įsitvirtinti, žodžiu. Įdomu tai, kad tokia tendencija, jinai jau gan sena yra. Aš dabar prisimenu Rollo May'aus knygą Nerimo prasmė. Tai jisai kalba apie tai, kad vakaruose didelis nerimo šaltinis yra toksai, vėlgi, keliamas savo lūkestis tapti sėkmingu individu. Kitaip tariant, atradusiu save, taip? Atradusiu ir ne tik atradusiu, bet ir realizavusiu tą viziją, kurią aš esu savo kažkaip, su kuria esu susitapatinęs. Klausimas, kiek sąmoningai susitapatinęs. Tai, žodžiu, tai individualizmas maždaug yra apie tai. Ir individualizmas siejasi turbūt ir su tuo, kad vaikai yra vis atidedami vis vėlesniam laikui. Žodžiu, pirmiau yra svarbu savo pasidaryti, paskui auginti vaikus, kažkam kitam duoti. Tai čia nei geras, nei blogas tas procesas, bet jisai yra, koks yra su savo pasiekmėm turbūt. Tai ir kitas momentas, aš kažką dar norėjau prie to pridėti, dabar jau nebesu tikras, kurį aspektą. Gal tą, kad viena vertus kalbam apie individualizmą, kita vertus paradoksaliai tai yra toks anonimizuojantis individualizmas. Tai yra tokia situacija, kai visi nori būti individais. Tai jeigu aš noriu būti tuo, ko visi nori būti, tai jau čia tas paradoksas tada pradeda skambėti. Buvo labai populiari grupės Kings daina I'm not like everybody else. Aš netoks kaip visi. Taip. Visi yra netokie kaip visi. Čia tas tame ir paradoksas. Ir man atrodo yra tas dar vienas autorius Harari, Yuval Noah Harari, kuris Sapiens išleido tą knygą. Tai jis toj knygoje irgi aprašinėja šitą individualizmo fenomeną, tiesiog sakydamas, kad individualizmas tai yra
kultūrinis reiškinys ir kad masiškai dabar žmonės nori būti individais. Ir tai yra toks masinis, ko ne reiškinys. Jis lygina su viduramžiais, kaip viduramžiais buvo kitaip, bet kita vertus ne taip ir kitaip. Tiesiog dabar yra kažkoks, tas individualizmas yra tapęs, vėlgi, kažkokiu būdu pritapti visuomenėje. Aš sakyčiau, kad čia gal labai neišsiplečiant į tokius dvi plotmes galima nueiti. Vieną grinai dabartinį kontekstą, kuris stiprina tą problematiką, o kitą šiek tiek labiau istorinį galbūt. Taip, man atrodo, dabartiniam tai be jokios abejonės, pirmiausia, apskritai žiniasklaidos įtaka, žiniasklaidos tokio žvaigždžių kulto, tokio sėkmės kulto įtaka, nes mes irgi pagal tai susiformuojam vaizdinį, kaip mes turėtume gyventi patys, ką mes turėtume pasiekti. Iš esmės, ta figūra influencerio figūra turbūt puikiai atspindi. Bet čia dar jinai su savitais tokiais niuansais, nes labai, labai nauja figūra, sakyčiau. Aha. Bet aš turiu meni apskritai toks sėkmingo žmogaus, ką turiu meni, kodėl, aš turiu meni, kad tai ne vien tik tais idėja, kuri kažkur tai plaukia, tai yra per tam tikras medijas, per žiniasklaidą, per filmus, per labai daug ką, tiesiog mes ją internalizuojam galiausiai ir jinai tampa irgi mūsų tokiu kažkuria prasme ir idealu, ką mes turėtume, kaip turėtų mūsų gyvenimas atrodyti, ir tuo pačiu ir matu vertinimo skale, pagal ką mes vertinam save. Ir aišku, mes vertindami save mes visada surasim savo neigiamus vertinimo matus. Tai ir apskritai socialinės medijos irgi tą patį sukuria tą tokį iliuziją, kad kažkas yra labai sėkmingi, labai įtakingi. Ir irgi tai yra vertinimo skalė ne mūsų naudai visą laiką. Dabar, kažkodėl už tų influencerių užsikabinau, bet gerai. Šiaip man tiesiog labai juokingas pats pavadinimas, tiesą sakant, pripažinsiu, nes influenceris tai visiškai abstrakti, amorfiška tokia savoka apie žmogų, kuris tiesiog, turinio nulis, taip? Jo, turinio nulis, kokia jo kažkokia funkcija, kad jisai, daro kažkokią įtaką abstrakčiai apibrėžtą, bet jeigu konkrečiau pasižiūrėt, tai ką, kažkokią daro, nežinau, apie kažką kalba paprastai, kažkokią nuomonę reiškia, daugiau ar mažiau argumentuota, bet iš principo tai nemaža dalim tai yra kažkokio gyvenimo būdo reklamavimas, man toks įspūdis susidaro. Reklamavimas kažkokio asmenybės tipo. Maždaug, aš toks, čia mano stilius, aš taip darau. Ir tas influencinimas, jisai, pasireiškia kaip maždaug tokį reklamavimą tam tikrų kažkokių gyvenimo būdo, gyvenimo stiliaus savybių. Ir tada žmonės kažkaip, turbūt tai įsitraukia ir kažkoks replikavimas prasideda, lyginimasis. Visiškai sutinku, kad lyginimasis būtent. Šiaip šitą temą mes paliesim. Jau man atrodo, kaupėsi labai šitą apskritai socialinių medijų. Pulinys kaupėsi. Pulinys ir tu dabar dar vieną aspektą idėjai, kuris labai įdomus, man atrodo. Tai, man atrodo, šalia šitų dabartinių aspektų dar reikia bent jau keliais žodžiais ir kitus paminėti, kad dažnai daug kartų esu girdėjęs tą mintį, kad pasikeitus šeimos struktūrai pasikeitė ir aštrumas individualizmo ir savojo kelio klausimo. Todėl, kad tiesiog mažiau vaikų, nebe 14 vaikų šeimose, o vienas ar du, ir būtent iš jų daugiau tikimas ir daugiau dėmesio ir daugiau, gerokai didesni lūkesčiai. Ir tas, aišku, tada žmogus irgi prisiema tą ir pats iš savęs daugiau nori. Gal irgi kažkaip taip pailiustruojant, konkrečiai, kaip tas atsispindi. Yra šeima, ar ne, yra tėvai, vaikai, ir iš tikrųjų ta struktūra keičiasi, nes anksčiau vaikų daugiau būdavo šeimose. Anksčiau, taip pat ankstyvesnėme amžiuje,
susilaukdavo tėvai vaikų. Dabar vaikų šeimose paprastai mažiau yra, vėlesniam amžiuje vaikai gimsta. Kaip čia kaip iš vaiko perspektyvos, vat, jeigu paimtume tada vat, paskirą vaiką, pabandytume jo akimis pasižiūrėti į aplinką, kaip čia viskas kitaip atrodo. Nu, toks kaip mintinis eksperimentas. Na, aš įsivaizduočiau, kad jeigu esi šeimoje, kur 14 vaikų ir kitose šeimos irgi tiek pat, visur tiek pat, tiesiog jų baisiai daug, tai, pirmiausia, kad jie daug laiko turbūt praleidžia ne namuose, o netgi jeigu ir namuose, bet tiesiog kažkokiai savo terpėjai, kur jie, nežinau, galbūt toks labiau laukinis kažkuria prasme gyvenimo būdas. Ir aš įtarčiau, kad man taip atrodo, kad mažiau galbūt jaučia tam tikrą ir dėmesį, ir gal ir spaudimą tam tikrą. Turbūt, nes tą dėmesį gauna ir iš kitų. Ir dėmesio mažiau iš tėvų, bet ir kažkokių lūkesčių iš tėvų pusės mažiau. Nes tą dėmesį turbūt iš kitur visiškai susirenka ir patys nusikreipia. Jeigu praleidžia visą dieną žaisdami su 14 kitų vaikų, tai greičiausiai jo mažiau reikia. Sunku pasakyti, žinai, čia taip neįlysim į smegenis. Bet faktas turbūt, kad patiems tėvams kažkoks tas svoris to vaiko išaugęs Būtent. Yra. Ar ne, kad tėvai susilaukia mažiau vaikų ir vieno vaiko ta reikšmė ir svoris gerokai išaugę, ir tada klausimas, kaip vaiko psichika ir jo kažkokį pasaulio matymą paveikia tokia situacija. Kai tėvams to vaiko reikšmė yra išaugusi, tai, sakykime, tas gali turėti ir teigiamų kažkokių pasiekmių turbūt. Lygiai taip pat turbūt gali turėti ir sudėtingesnių tokių slegiančių pasiekmių. Ypač jeigu tėvai, sakykime, trokšta didžiuotis vaiku ne šiaip kokiu jis yra, bet pasididžiuoti prieš kažką kitą, koks mano vaikas yra. Ne, kad jisai būtų ir pirmūnas, ir ten top 5 universitetą pabaigęs ir puikią karjerą pasidaręs. Ir yra, sakykime, tokių tėvų, kurie turi tokius lūkesčius vaikams. Aš irgi esu su to susidūręs ir panašu, kad tos pasiekmes būna tokios, kad pats vaikas toksai tampa maksimalistas. Jam sunku priimti save kažkokį tokį ribotą. Ja. Tas nerimas toksai dažniau kamuoja ir tas gali, prisidėti prie to, kad vaikas patempia, jisai kažkaip sugeba įtilpti tą lūkestį ir palyginti neblogai, sakykime, tame gyvent, bet gali būti, kad nepavyksta įtilpti tą lūkestį, tada labai giliai kankina tas disonansas vėlgi. Ir galų galėjom iki galo irgi galbūt neaišku, kiek lūkestis jo yra, o kiek ne. Nes manau, kad čia yra apskritai ta problema, kad jeigu žmogus turi savo labai aukštus reikalavimus ir labai didelius lūkesčius, visgi tą atskirimą kažkokį padaryti. Kartais yra kai kurie žmonės taip labai paprastai mąsto, kad taigi rinkis tai, ko tu nori. Bet čia yra didžiulė problema susigaudyti šitoj situacijai. Taip, ne taip paprasta susigaudyti būna. Tiesiog jauti viduj diskomfortą, kad kažkas ne taip, bet o kur yra kas, kaip, tai taip ir lieka paslaptis. Jo, tai bendrai čia turbūt iki galo nėra vieno atsakymo, koks tas poveikis, bet man atrodo svarbu, kad tu apskritai iškeli tą klausimą ir reflektuot, kad šeimos struktūra yra stipriai pasikeitus, tėvų lūkesčiai vaikui taip pat yra pasikeitę iš tikrųjų. Tai klausimas,
kokia to išdava, Mhm. ar ne, bet čia tiesiog taip galime irgi turėti omenyje vieną iš tų aspektų. Tai vat. Na ir dar vienas momentas, kurį mes aptarinėjome šiek tiek su Algiu čia prieš pradėdami šitą laidą, tai pažiūrėti į tą savęs paieškos klausimą kartu kaip tokį, pusiau religinį klausimą. Ne, kad ta idėja gali turėti maždaug tokį kampą. Tai yra toks įsivaizdavimas, kad tol, kol aš ieškau savęs, iš tikrųjų pasaulyje yra kažkur nustatyta kažkokia vieta, kuri yra skirta man. Tarsi pats pasaulis laukia, kol aš rasiu šitą vietą. Čia kartais tas skamba tokiame išsireiškime, kad yra pašaukimas. Kažkas yra mano pašaukimas, tai reiškia, kad kažkas iš išorės mane šaukia daryti vieną ar kitą dalyką ir man tada tarsi reikia įsiklausyti ir išgirsti tą vietą, kuri mane šaukia. Tai į tai atkreipiant dėmesį, iškart galime tai pradėti svarstyti, ar tai nebus, šiek tiek toksai iš tikrųjų religinis, metafizinis aspektas, galbūt kažkoks paveldas iš tos pačios krikščioniškos tradicijos, toks sekuliarizuotas krikščioniškas vaizdinys. Kiekvienas žmogus turi savo pašaukimą, tai reiškia, Dievas arba kažkoks pasaulis ar lemtis tarsi turi kažkokį paskyrimą žmogui. Taip, iš anksto tarsi jau numatytas tas potencialas man, kurį aš turiu realizuoti. Taip, čia. Tik tais ne komunistinė partija Sovietų sąjungos nustato, o kažkas yra kito gilesnio, būtent man skirto. Tai, manau, žiūrint tikrai, nemažai tokių, sakykime, metafizinių prielaidų, iš tikrųjų tiesioginė jau to žodžio prasme glūdi tokiame įsivaizdavime. Kaip tu žiūri į šitą įsivaizdavimą, ar tu jį laikai, nežinau, adekvačiu, ar tu sakytum, kad čia yra daugiau iliuzijos tokiam vaizdiny, kaip tau atrodo? Aš šiaip visiškai sutinku su to, ką sakėjai, nes šiaip laikausi minties, kad tokiam sekuliarizuotam pasaulyje mes vadovaujamės, norim to ar nenorim, dažniausiai mes net nežinom apie tai, vadovaujamės daugybę idėjų, kurios yra teologinės. Tas pats apskritai individas kaip idėja, tas pats, ką šiandien kalbam, savasis kelias, savasis pašaukimas. Ir tai iš krikščioniško daugiausia konteksto ateinantis dalykai. Kiti dalykai gali dar iš kitokių ateiti, bet kokiu atveju jie turi paslėptą tokią teologinę prasmę, kurią, man atrodo, tu labai tiksliai suvardinai, kad yra, kažkoks planas man, kurį aš turiu atrasti ir turiu galiausiai realizuoti. Kodėl čia tą paminėjom? Tai turbūt paminėjom pirmiausia tam, kad šiek tiek sušvelnintume ar galbūt amortizuotume šitą klausimą apie savo kelio paieškas ir, kad iš šono šiek tiek pažiūrėtume, kad tai irgi yra idėja ir kad ta idėja turi tam tikras istorinės šaknis, kad tai nėra savaime suprantamas toks, nekintamas amžinas dalykas. Kad irgi susiformavo ir kad ankstesnis kontekstas, religinis kontekstas padarė tam didžiulį įtaką. Bet neatsakėjai klausimą, kaip tu pats vertini šitą idėją, asmeniškai vis tiek. Kaip aš esu kiekvienas turim savo poziciją tais klausimais, tai kaip tu, Algi, Aš manau, kad giliai tikrai aš manau, kad šitą idėją net sunku pasakyti tokiam iracionaliam lygmenį, man atrodo, aš nuo jos niekur negaliu pabėgti, vis tiek yra. Kaip aš besvarstyčiau, bet bent kažkokie tai elementai, pėdsakai to, kad yra man kažkoks planas, aš tikrai nebejoju, kad turiu šitą. O tu? Aš kažkaip labiau linkęs kažkaip kvestionuoti šitą idėją, bet turiu pripažinti, kad savo gyvenimo tokiam kelyje, aš šią akimirką jaučiuosi kažkaip atėjęs tą vietą, kurioje gerai palyginus jaučiuosi ir savo vietoje jaučiuosi. Ir kartais man yra, tiesą sakant, toks įspūdis, kad
kažkas atvedė. Aš dalyvavau tame, aš ieškojau, aš klausiau, buvau pakankamai aktyvus tam procese, bet yra ir pojūtis, kad kažkoks didesnis procesas vyksta, kuris prisidėjo prie to, kad aš čia atėjau į ten, kur esu. Tai va, taip, tokiam racionaliam lygmenį aš tą, sakyčiau, taip stipriai kvestionuoju. Aš lygiai taip pat, taip. Bet pojūčio lygmenį, tokiam jausmo lygmenį, aš turiu pripažinti, kad turiu tokį pojūtį. Tai labai panašiai. Man panašiai, tik tais su tuo racionaliu lygmeniu, čia ne tai, kad svyras svarstyklės to jausminio pusiai, bet aš apskritai turbūt tuo racionaliu labai į jį taip limituotai žiūriu, kad tai yra mūsų geba, kuri nėra labai stipri ir labai toks, labai abejotinos jos pretenzijos apskritai pažinti pasaulį, man atrodo. Man atrodo, kad apie pasaulį mes žinom labai mažai. Iš tikrųjų ir mažai turim šansų, kad nors sužinoti. Tai sakyčiau, aš gal apskritai tokia vadovaujuosi mintimi. Mes manom, kad žinom, turbūt. Manom, kad žinom. Manom, kad žinom nemažai dalykų, bet yra kelių tipų tie žinojimai ir kai kurio tipo kažkokios nuojautos, jos gali atrodyti absurdiškos racionalių požiūrių, bet kažkokių tų lygmenių jos atrodo labai svarbios. Taip ir, kažkaip taip. Aš buvau kažkaip labiau nusiteikęs deklaruoti poziciją, kad taip kritiškai skeptiškai vertinu šitą idėją, kad pasaulyje yra kažkur čia, kas mane kviečia. Bet pats turiu vis dėlto pojūtį, kad kažkaip mane pritraukė kažkokia situacija. Ne tik aš atėjau kažkaip taip racionaliai, kažkaip reflektuodamas, bet pritraukė kažkaip kažkokia situacija. Gali būti, kad taip yra, gali būti, kad taip nėra. Arba yra šiam etapui. Gal iš tos pusės panašiai, kaip užsiminėm, galbūt čia ir yra dar žingsnis šiek tiek į sekantį aspektą, kurį norim aptart, kad gerai, dabar taip yra, bet galbūt po kokių metų tikrai jau visko pasidarys gana ir tu suprasi, kad jau nebenori būti šitam kely. Tai čia kelio trapumas. Taip. Šitas kelias, kiekvienas kelias turbūt yra trapus. Jis turi pabaigą turbūt. Ir ne tik tais, kad jis gali pasibaigti savaime, bet jis gali būti ir susprogdintas, sudaužytas. Pasirenku kokią nors kelią, gyvenu gražų gyvenimą ir tada prasideda karas. Kaip šiuo metu vyksta šalia. Taip. Aš sakiau, tas žodžius susprogdintas, tai man ir atėjo į galą iš tikrųjų karo pavyzdys, kai tu aiškiai žinai, kas tau yra svarbu, tu mėgaujas, tu džiaugies, tu jauti prasmę tame, ką darai, ir tada tiesioginė to žodžio prasme nukrenta bomba, kuri ištaško viską velniop, ir tai, kas yra tau svarbiausia, tai, kas yra tau brangiausia, tai kame tu išgyveni tos giliausios šilumos ir gelmės pojūčius, yra suardoma, sudaužoma. Čia toks žiaurus pavyzdys, nors ir, kaip ir sakėm, labai šalia esantis, bet yra švelnesniuose šiek tiek, kur, tiesiog tu minėjai pabrėžiai tą aspektą, kad savo kelio vaizdinį aš ir įsivaizduoju ir kitus, ir kad tai, ką darysiu, bus ir kitiems svarbu. Gali taip nutikti gyvenime, kad tų kitų neatsiras ir tiesiog darysiu tai, kas niekam neįdomu. Pavyzdžiui, tu ir aš psichoterapiją ir filosofinę terapiją negalėtume užsiimti, jeigu staiga visi nuspręstų, kad niekam nereikia to, absoliučiai niekam nereikia. Taip, tai mes būtume tokie kaip bepročiai su kažkokiais žibintais, kur ten ieškom žmogaus, bet... Taip, ir kelias taip užsidaro galiausiai. Ir yra labai daug ir profesijų galų gale, kurios, pavyzdžiui, pasikeičia technologijos ir profesija pasidaro nebereikalinga.
pasikeičia mados ir koks nors, muzika gal sunkiau tą, kad visiškai niekam nebus reikalinga, bet vis tiek tokių situacijų yra labai daug, kad tiesiog objektyvios priežastys tą kelią tiesiog užbaigia. Iš principo taip, arba, sakykime, tu esi aktorius ir, pasieki tokią amžių, kai tampi vis mažiau įdomus ir reikalingas. Arba esi sportininkas ir patiri tokias rimtas traumas. Taip, arba irgi dėl amžiaus. Tai ateina etapas, kad tu tiesiog nebegali tęsti to kelio, kurį tu norėtum tęsti dėl tokių tiesiog objektyvių priežasčių, kaip kad kūno pokyčiai kartais, ar socialiniai, politiniai, kažkokie technologiniai pokyčiai. Tai va, tai tas kelio turinys toks yra ganėtinai trapus dalykas, bet gal dėl to ir galim šiek tiek, ne šiek tiek, o pereiti prie to, prie likusių aspektų jau link pabaigos, kad tas pasirinkimas, kad kelias kažkuria prasme yra neturinys, svarbiau neturinys, o forma pati. Kad turinys gali pasikeisti, bet greičiausiai žmogui daug svarbiau apskritai yra jausti, kad jisai arba jinai renkasi, kad ne kiti už žmogų renkasi, o kad pats žmogus renkasi. O kas tas pasirinkimas, tai jisai gali ir keistis, ir gali aplinkybės priversti keisti. Bet turbūt pats jausmas, kad aš pasirinkau, yra šitoj vietoje esminis. Aš sutikčiau, kad šalia to, ką aš konkrečiai darau, ta faktinė veikla, ar aš ten sportininkas, menininkas, galbūt ten buhalteris ar mokslininkas ar virėjas, šalia to tokio tiesiog turinio, tos konkrečios tapatybės yra visai kitas elementas, kuris turbūt gerokai yra svarbesnis. Būtent tas momentas, kad aš kažkaip suvokiu, kad aš pats pasirinkau, tai yra mano valia, kad aš esu šitam kelyje. Ir kaip jau nesykiai užsiminėm, dažnai tą lengva supainiot. Ta prasme, tas mano buvimas kažkokiam kely, su kuriuo aš to patinuosi, iš tikrųjų gali būti toks pasyvus įplaukimas į kažkokią vagą. Aš netgi galbūt pamirštu, kaip aš tai pradėjau daryti. Pamirštu tą faktą, kad nepasirinkau šitos veiklos iš tikrųjų. Bet ilgainiui einant aš tą pradedu laikyti kaip savo kelią. Sakau, kad čia mano kelias, nors mano aktyvaus pasirinkimo būti čia nebuvo. Tai mes tiesiog kartu su tavim kažkaip svarstydami šitą problemą, vėlgi taip gan panašias išvadas pasidarom. Atrodo, kad čia visgi eina kalba apie gebą rinktis. Ir jeigu mes turim tą gebą rinktis, tai net ir krizinis kažkoksai įvykis, jisai nebūtinai sulaužys, nes mes suvokiam, kad aš galiu dar kažką naujo statyti, tuo tarpu stokojant tokio pojūčio, kad galiu kažką kurti, galiu rinktis, galiu savo rankomis iškasti kažką ar sudėlioti, tai tuomet turbūt yra sunkiausia toleruoti tos krizinius momentus, pokyčius. Daug kartų paminėjai žodį galiu. Ir čia yra esminis žodis šitoj vietoj, nes tas pasirinkimas kaip forma, apskritai, kad jautimas, kad pats renkuosi, čia yra labai daug apie galią. Kad aš jaučiuosi stiprus, aš jaučiuosi galingas, tarsi savo gyvenimo šeimininkas. Ir čia juk yra vienas iš tokių esminių jausmų, leidžiančių mum, taip paprastai kalbant, gerai jaustis gyvenime ir atvirkščiai, kai jaučiamės neturintis jokios galios, juk tai yra indikatorius, kad kažkas arba daug kas yra labai netaip. Kad galia šiaip yra labai reikšmingas dalykas, žodis, kurio kartais ir bijoma. Ir kai kur jisai turi, kai kurioje filosofijoje netgi 20 amžiaus antroji pusėje tokia neigiamas konotacijas tarsi. Sakoma, galios santykiai, tas, kuris yra galioje, tas, kuris siekia valdžios, iš karto su tuo blogiuko kažkoks vaizdinys ateina, piktadario, išnaudotojo, bet
galia yra būtina gyvenimui turbūt. Čia taip jau plačiau žiūrint, kad mes tik per galią galime su gamta kažkokį rasti susitarimą, nes, jeigu nėra galios, tai mes nei valgyti negalim pasidaryti, nei apsiginti, nei pasistatyti pastogės kažkokios. Nei atsikelti ryte. Iš principo, taip. Kartu, man atrodo, galia yra dar toksai ypatingai svarbus fenomenas tarp asmeniniuose santykiuose. Ir kai tu, Algi, kalbėjai, man toks įspūdis susidarė, kad galbūt netgi šitą turi taip omeny labiau, kad, žodžiu, mes visuomet egzistuojame tarp kitų žmonių ir kai darome įvairius sprendimus, kažko siekiame, mes patenkame visuomet į konfliktą su kitais žmonėmis. Ar, interesai nesutampa, interesai kertasi, interesai kažkaip persipina, bet irgi nėra viskas taip sklandu. Ir šitoj vietoj tas galios santykis ir galios klausimas tampa svarbus, man atrodo. Visiškai sutinku, kad leisdamas kažkaip kitam žmogui man primesti galią, aš netenku jos ir tai priverčia mane blogai jaustis. Ir dar svarbus dalykas, kad tarp asmeniniuose santykiuose juk yra turbūt situacijų, kai ta galia gali būti tokia gana simetriška ir harmoninga tarp skirtingų žmonių. Jeigu jie gali susitarti, jeigu išvis neiškyla daug labai situacijų konfliktam. Bet dėja, juk ne su visais žmonėm tas išeina. Yra daug žmonių, kurie mėgsta kitam galią užmesti. Galų gale ir natūralu, kad tam tikrose situacijose tas neišvengiama. Jeigu vienas mažas vaikas yra silpnas ir jis negali pats beveik nieko padaryti, tai tikrai jam turi primesti galią kažkas, tėvai konkrečiai. Bet jau, kai žmonės yra suaugę, kai brandus ir tarsi tikimasi to lygiavertiškumo, tai dėja tas polinkis kažkam primesti gali jis niekur nedingsta. Ir dažnai vienintelis būdas, kaip sveikai reaguoti, tai yra pačiam rodyti savo galią, kai tave bando kažkas pavergti, pavadinčiau taip net. Man visą tai norisi vėl pailiustruoti galbūt ir pasakyti, kad iš tikrųjų mano akimis ta pati galios tema yra visiškai reali romantiniuose santykiuose. Tai, kas yra vadinama romantiniais santykiais, jie yra galios santykiai visiškai kiekviename santykyje. Vieni iš to, kad yra du žmonės ir, sakykime, planuoja savo laiką, planuoja kažkokius sprendimus. Tai yra du žmonės, bet duotajam momentui sprendimas yra vienas. Ar ne? Ir vis tiek kažkas labiau inicijuoja vieną ar kitą sprendimą, ar ne? Būna situacijų, kai vienas prisitaiko, būna kai kitas, būna situacijų, kai vienas kažką sufleruoja, rodo iniciatyvą, būna kai kitas. Santykiuose neretai taip susiklosto, kad vienas iš dviejų tampa gerokai aktyvesnis ir gerokai labiau diktuoja, kas bus, kas laukia, žodžiu, kokie yra planai. Kitas labiau prisitaikantis ir sekantis paskui, sakykime. Neharmoningai. Skamba. Harmoninga turbūt gaunasi, jeigu kažkaip išlaviruojama viskas šitoj vietoj tarp skirtingų galių. Bet apskritai, turbūt prie šito žodžio mes grįšim, kad nereikia jo bijoti ir nereikia jo taip demonizuoti. Tai yra svarbus ir, kaip sakei, mes negalime nieko be jo veikti. Tai turbūt šiandien taip ilgai išsiplėtėm gražiai, turiningai. Galim po truputį link pabaigos. Paskutinį aspektą, ką tarsi mes apie ribas jau. Jo, iki šiol kalbėjom, ką filosofinė terapija, visas mūsų pasakojimas, ką filosofija gali duoti šiuo klausimu, savo kelio paieškų. Bet gal konkrečiai, Justinai, tu pradėk. Kaip tau atrodo, ką tu kaip filosofinis konsultantas žmogui
pasiūlai šitoje situacijoje, kur jis ateina pas tave pasimetęs ir sako, aš nerandu savo kelio. Jo, šitas būna, aš kaip minėjau, pakankamai pasitaiko šitas klausimas, tai kažkaip iš tos patirties, kurią turiu, gal porą tokių gairių pavyko išsigryninti. Nenorėčiau vėlgi, kad tai taptų kažkokia schema, kaip aš čia žiūriu ir dirbu, bet tiesiog keletas gairių, kurios, man atrodo, padeda kiekvieną sykį, kai žmogus ateina su tokiu klausimu. Tai viena iš tokių gairių, tai toksai, bandymas visgi geriau įsisąmoninti, kokie yra tie gilesni lūkesčiai po šituo klausimu. Nes neretai žmonės nereflektuoja iš tikrųjų tų gilesnių savo lūkesčių. Jie ateina labiau kalbėdami apie tai, kad jaučia stresą, jaučia nerimą, jaučia įtampą, pasimetimą. Žodžiu, kalba tiesiog apie tą savo tokią egzistencinę psichologinę būseną. Na ir dar, sakykime, jo geba tai susiet, kad jo nežino, ką daryti, nežino, kurią kryptim eit. Tai čia yra toks, sakykime, atspirties taškas. Ir vienas tokių būdų judėti į priekį yra reflektuoti tos gilesniuosius lūkesčius. Vien iš to, sakykime, tokio įsisąmoninimo, kad šitoje paieškoje, kas yra man svarbu, tai visgi pajausti tą kažkokį įvertinimą, bendrumą su kitais, vis tiek pats klausimas jau įgauna kažkokią tokią aiškesnę, apibrėžtesnę formą ir natūraliai labai keičia kažkokią orientaciją žmogaus. Ir tas gali turėti net ir ne vieną tokį efektą. Gali būti, kad žmogus tada pradės taip sąmoningiau ieškoti tokio darbo, kuris galėtų būti naudingas, sakykime. Kitiems žmonėms gali būti visiškai atvirkščiai. Galbūt supras, kad tai gal man reiktų kitais būdais tą įvertinimą kažkaip gauti. Galbūt man reikėtų atskirti darbą nuo hobio, sakykime, gal man reiktų susirasti kažkokį hobį, kažkokią savanorišką veiklą, dar kažką, kur aš gaučiau tai, ko ieškau, suvokiant, kad, sakykime, tas įvertinimas svarbu. Ne, tai, sakykime, ir man asmeniškai labai padėjo, kai aš jaunimo liniją nuėjau, sakykime, visiškai savanoriška veikla, bet aš ten toks savas pasijutau, tokią prasmingą veiklą darydamas. Ir manau ir daugeliu žmonių, kurie yra toje organizacijoje, labai panašų efektą duoda. Tai tu galbūt ten dirbi kažkokį darbą, bet tu tada prasdamas savo poreikius eini galbūt į tokią organizaciją, kurioje gali tiesiogiai jos išpildyti. Tai žodžiu, iš to, kad tu įsisąmonini tą gilesnį lūkestį, gali būti labai skirtingi efektai, bet vis tiek tokio atsiranda konkretumo, aiškumo. Ir jis tą akiratį tiesiog, kaip aš matau pasaulį, pradeda performuoti, kažkaip labiau niuansuoti ir tas tokių savaime paskui ateina kažkokie supratimai, ką toliau daryti būtų galima. Mhm. Na, aš pridėčiau porą dalykų prie to, ką tu sakei, ką aš irgi savo praktikoje gal matyčiau kaip svarbius dalykus, kad ta refleksija, kažkokį tą suvokimą, kas čia ir išsigrynimą, kas čia per idėją apskritai yra savas kelias. Jie kuo labiau pritraukti prie konkrečių situacijų ir kad juose žmogus pamatytų realiai, kas būna, kai pasirenka prieš savo valią kažką, kokios būsenos būna, kokios emocijos užplūsta. Ir priešingai, kas būna, kai žmogus pasirenka kažką pagal savo valią, kad, žodžiu, tą bendrą idėją kažkaip pavyktų kuo labiau prie pačių konkrečiausių situacijų. Netgi, pavyzdžiui, su kitu žmogum susitinka, sprendžia, ką veikti ar ką valgyti. Ir tokioj tarsi buitiniai situacijai jos irgi gali būti susietos su tuo, kad aš, pavyzdžiui, pamenu nuolat savo kelią, tiesiog manifestacija tokiam buitiškesniam lygmenį. Šiaip fainas visai priėjimas, jo. Tu prasme, kad kiekvieną akimirką, kiekvienoje mikrosituacijoje aš galiu aptikti tą save, kuris renkasi, arba tą save, kuris save pameta kažkaip. Būtent. Ir nuo tokių maži dalykai, man atrodo, kad jie siejasi su dideliais irgi, lygiai taip pat.
Aš visiškai sutikčiau. O dar vienas dalykas, kur irgi sakyčiau, kur filosofinė terapija nėra visagalė toli gražu, bet jinai gali padėti irgi tam tikras ribas savo pačios aptikti. Turiu omeny tai, kad žmogus gali puikiai suprasti jau visą mechanizmą, kaip jame viskas veikia, kada renkasi, kada nesirenka, bet esminis aspektas yra valios aspektas vis tiek paskutinysis. Net jeigu ir suvokiu, variantai A ir B yra du, kuriuos galiu pasirinkti. A yra mano, sakykime, pagal mano valią, B prieš mano valią. Ir žmogus gali puikiai suvokti pasiekmes, suvokti, kas jam bus, kaip jausis ir vis tiek nesirinkti to, ką jam reiktų rinktis, kad būtų savo sąžiningas žmogus. Tai kad kiekvienas pašnekovas galėtų labiau irgi pajausti, kada yra jau tam žmogui čia viskas, žodžiu, kada jau yra valios klausimas, grinai. Kada valios klausimas, kada daugiau toks, ne tai kad teorinis, bet daugiau toks, apmastytinas dalykas, mąstomas dalykas. O kada jau reikia grinai kažką pasirinkti. Jo. Yra taškas, kuriame užtenka mąstyti, yra taškas, kuriame užtenka svarstyti, reikia peržengti tą slengstį į veiksmą. Ir aš sakyčiau, va čia svarbus momentas, nes man patinka tokia mintis, kurią aš pirmą kartą taip aiškiai išskaičiau Ernesto Spinelli, tokio psichoterapeuto knygoje, kad iš tikrųjų mes dažnai turim nuojautą apie kryptį, į kurią mus traukia. Sutinku visiškai. Ir net jeigu yra 100 pasirinkimų, įsiklausę į save, mes pamatysime, kad iš tikrųjų vienas iš jų labiausiai traukia. Ir net ne 2 iš jų. Iš tų 2 vienas dar labiau traukia. Ir tas tada padeda tiesiog suprasti, kad kas mums trukdo, tai kažkokios baimės eiti į ten, kur mus traukia. Ir va tas valios klausimas, kurį tu mini, tai va čia tas slengstis. Mes nujaučiam iš 100, iš 5, iš 2 tą vieną kryptį, kur mus traukia. Bet yra va kažkoks stabdis valioje, stabdis, kuris turbūt su baimės siejasi neretai, kuris mums trukdo žengti žingsnį į tą pusę. Tai turbūt vat grąžint kartais prie to, kad tu turi nuojautą, ar ne? Klientą vat kažkaip galima prie to grąžinti. Įsiklausęs save, tu atrasi, kur tave traukia. Čia klausimas ne tai, kad tu nežinai, čia klausimas, kodėl tu bijai eiti ten, kur traukia. Ir prie to gal pridėsiu dar vieną momentą, kad vat, iš darbo su šitom temom susidariau įspūdį, kad visuomet yra labai svarbu, kad žmogus aktyviai eitų ir bandytų kažką daryti. Žodžiu, a priori sėdėdamas krėsle neišmastysi, kas... Turime keistų gyvenimo būdą kažkiek, jeigu jis turi problemų. Labiau, kad tyrinėtų įvairias galimybės kažką daryti. Aš vat labiau tai turiu omeny, kad svarstydamas tarp keleto opcijų, kur jis norėtų kažką veikti, kad yra svarbu eiti į pačias situacijas ir jas bandyti. Ir kažkaip nedelsti per daug, o paimti ir išsibandyti, nes sėdėdamas tiesiog kabinete, tebūnie su filosofu, koks jis ten būtų įžvalgus, tu niekad nesužinosi, kaip tu jaustumės būtent į tą situaciją nuėjęs. Ir jokie racionalūs argumentai ir vaizduotės kažkokie žaismai, jie kaip ir nepadės pajust faktiškai, ką reiškia daryti tą ar vieną ar kitą veiklą, būti su viena ar kita žmonių grupė. Tai, žodžiu, man atrodo, tame savęs paieškų procese, jeigu tu ten tiesiog mastai apie tai arba internete žiūrinėji ten, kaip viskas atrodo, tai tas niekaip neduos tokios tiesioginės patirties, ką reiškia būti toje situacijoje. Tai aš manau, kad visada yra svarbiausia, kaip vaikas žaidžia, išbando vieną žaislą, kitą randa tą, kuris jam patinka. Tai panašiai ir su šito klausimu, kad tai yra toks tyrinėjimo per eksperimentavimą, per žaidimą procesas.
Gražiai čia įvardinai. Ir turbūt po truputį link pabaigos. Manau, kad taip, judėsim. jo. Aš visiškai sutinku, kad toks, kad tas reflektyvus modusas, ta būsena, jinai yra ribota. Jinai atsimuša kažkurioje vietoje būtent į tą veikimo ar valios aspektą. Valia ir veikimas to paties dalyko. Skirtingos pusės tik tais. Tai ką, gal uždarinėjom tada? Gerai. Ačiū tau, Justinai. Ačiū Algi ir Paskutinis dar žodis klausytojams, kad susiraskite ir mūsų ankstesnius epizodus, pasekite mus YouTube, Spotify, na ir laukite kitų epizodų. taip, išsisiuvinėkite ant kuprinės. Būtent filosofinė terapija. Taip, ir tada iki kitų pasimatymų. Ir taip pat jau turbūt šventės ant nosies, vat irgi galim gražių dar švenčių palinkėti. Gražių švenčių. Na. Iki. Iki.